Sveiki draugai, esu vienas miške ir šiandien yra šalčiausia metų diena. Esu prie mažo ežerėlio vidury miškų. Ir visa įranga, kurią esu pasiėmęs, yra pirkta AliExpress'e. O čia, žinokit, vienas iš labiausiai naudingų dalykų. Pastovi klausim, papasakosiu, kiek kainuoja visa įranga. Šiaurės pašvaistė matos. O, visai neblogai, sakyčiau. Pratestuosim, kaip jinai veikia šaltuoju metų laiku. O, truputį dūmų padarė. Karščio užmečiau ir vėl rūksta. Ir tikiuosi nesušalsim, nes praleisiu čia naktį. Važiuojam! Galvojau, kelias bus blogesnis, nesu čia buvęs. Tai pasiėmiau ragutės, galvojau su ragutėm, atsitempsiu savo visą mantą. Bet žiūriu, kaip ir nieko, čia pravažiuot tikiuosi galima. Tiesiog nežinau, koks kelias, nes pagal Google Mapsus, kai žiūrėjau kelią, tai ten tiesiog atrodė ravai, ten traktoriai tik pravažiuot, bet nieko, normaliai, va, žiūrėk, tu tokia ir vieta. Gražu. Ežeriukas labai nedidelis. Vidury miškų. Nieko nėra čia, nei žvejų, vat, dabar žiūriu. Kažkas at priekį pavaikščiojo atvažiavę tikriausiai. Tikriausiai mažai lankoma vieta. Na štokia ir rinkausi. Tai gerai, tai statom savo pastogę ir bandysim, žiūrėsim. Nežinau, dabar reikia vietą išsirinkti, kur čia man daryti. Kažkodėl man norisi čia, vat šitoj vietoje. Žinau, einu dar pirmą pasivaikščiosiu, pasižiūrėsiu, kas čia aplink, gal kažkas įdomesnė ir gražiau. Pažiūrėsim toliau, kas yra ir tada nuspręsim, kur statyti, laiko yra. Striukę užsidėjau, kad nešalta būtų, bet vis tiek šalta. Taip, na čia nieko nėra, čia tiesiog kažkokia pieva ir kemsynai. Šiaip vasarą tai čia gal gerai, čia visur galima vat, pasidaryti kažkokią miegojimui vietą skirtą. Gal man čia ir darytis, o šitoj vietoj. Kažkur čia pasidarysim savo namuką, reikia tik sniegą nusikasti. Visiškai jokio garso, visiškai nieko nėra, vėjo nėra. Tai gal nepasakiau dar apie temperatūras. Tai šiandien be vėjo, be jokių jutminių, bet grinai apie 20 laipsnių šalčio turėtų būti. Vakar naktį buvo 16-17, šiandien apie 20 gal. Bet sakau, vėjo visiškai jokio nėra, grinai šaltukas jau. O, spaudžia šitą, nespaudžia. Veidas šala. Gal vis dėlto pasiemu ragutes ir tempiuos daiktus link ten ir statom palapinę. Pirmą pasistatom palapinę, lendam į vidų, degam pečiuką, šylom ir tada jau papasakosiu apie kainas, apie patirtį naudojimąsi. Kai ką esu naudojęs tik kelis kartus, kai ką beveik kiekvieną kartą naudoju, tai jau turiu susidaręs nuomonę irgi neblogą. Kai ką tikrai labai galiu rekomenduoti, kai kurie dalykai iš to, ką naudoju, jeigu dabar sugestų, suplyštų, pirkčiau antrą kartą tą patį, be jokių kalbų, net neieškočiau nieko kito.
Dabar svarbiausia suras, kur yra įėjimai, išėjimai ir kur yra vidinė pusė, kur išorinė. Tai va čia šita vieta yra sijonėlis. Tai šitą sijonėlį reikia sniegu užverst, kad pro apačią į vidų mažiau šalčio įeitų. Nes tada gausiai susidarys, bus sandaru ir nepateks šaltas vėjas, oras ir bus kažkiek šilčiau. Viduje iškart įlindus jau atrodo šilčiau. Gal dėl to, kad uždara patalpa ir iškart toks jausmas, kaip kad namie sėdėtum. Taram-param. Nu grožis. Kai tai baltas visada labai didelis grožis. Dabar degsim pečių. Malko aš pasiėmiau su savim, aš nežinau irgi kaip čia bus su mišku. Bet manau, kad gali dar neužtekt man visi nakčiai, nes čia jeigu taip šalta bus, tai reiks gan smarkiai deginti. Kiek čia 10 minučių gal kaip pečiukas dega, bet viduje jau kai ant kiek šilčiau. Aišku, šilčiau nes lauke labai šalta, bet čia dar spėjau minusinė vis tiek temperatūra. Tai reikia atsinešti daiktus visus iš mašinos. Termometras yra, padėsim termometrą, pasižiūrėsim kaip čia ir kiek čia bus viduje temperatūros. Bet čia dar pirmą reikia, kad viskas iššiltų, sniegas ant žemės šitas visas ištirptų, nes dabar grindys tokios. Dar buvo likę nuo praeito karto šitų briketų, tai įsimečiau ant briketus. Šiaip irgi neblogai naktį įmetį, jie labai daug karščio duoda. Tai ne taip dažnai reikia tada pečiuką kūrent. Taip, kol kas nepatogu nėra kaip sėdėti. Bet aš turiu kėdutę. Turiu staliuką, irgi viskas iš AliExpreso, vėliau, kai čia įsirengsim, viską papasakosiu. Tai reikia tikriausiai kėdę susikonstruoti. Sunkiausia šitoj kėdė tai yra įdėti visą šitą. O, kitas reikalas. Čia staliukas. Nekartą aš juos surodęs, nekartą jau esu naudojęs. Savo Patreono ir Contribui nariams tai esu padaręs pilną apžvalgą tiek staliuko, to tiek kėdutės. Tai jeigu kam įdomu, pasižiūrėkit.
ventiliatorius tuo į orą pakels čia lėktuvas. Tai va, pirmą kartą irgi pasiėmiau, nenaudojau dar pečiukę nei kartą, tai ventiliatoriuką tokį turiu. Aš pirmą kartą, kai su šita palapinė miegojau prie Gaujos upės, čia video yra prašymė irgi. Tai tada kalbėjau, kad sakau, reiktų kažkokio ventiliatoriaus, kuris tiesiog suktus čia su baterijom ir ne vėją orą šitą šiltą greičiau cirkuliuotų, kad greičiau šiltų viskas. Tai tada prenumeratoriai parašė, vat aš net nežinau, sako, yra veikia tiesiog nuo šilumos tokie specialūs, tai vat nusipirkau. Na, žinokit, tikrai super. Pučia kaip turi būti. Taip, o temperatūra, spėkit. Nu, čia kiek dabar gaunas šitas pečiukas veikia? Nu, pusę valandos gal čia, kol aš čia skrapščiau, kol pasistačiau, kol susidėjau staliukus šituos 15 laipsnių viduje. Nes 16 jau. Na, nežinau, nesitikėjau. Šiaip tikrai šilta, neblogai. Sugalvojau patikrinti, koks ledo storis. O. Va, kiek čia kokių, nežinau, 20 cm. Eit gal reikia malkyčių paieškoti. Nežinau, čia labai ką čia rasim. Va kažkoks nupiepėlis. Nenori lūžt. O, čia geras. Bet man tiek malkų nereikia, šitokio nepjausiu. O šitas, o, au, už kaklo sniegas užkrito.
Taip, kiek čia laipsnių? 9 laipsniai dabar rodo. Šiai buvo net iki 5 nukrytę. Aš atidariau 2 angas ventiliacijos, tai pasidarė šaltoka net. Vieną uždariau, palikau vieną atidarytą, tai gal truputį pašils. Pradžiai, kai rodė 16, tai ten buvo abi angos uždarytos, tai va dėl to tikriausiai ir buvo taip šalta. Malkų tikiuosi užteks, tikriausiai užteks. Ir ką, valgyti jau noris, gaminsiu valgyti, bet prieš tai tikriausiai ir pakalbėsim apie įrangą, apie palapinę, apie ką aš čia turiu. Tai tokia šiandien tema, kaip sakau, viską, ką pasiėmiau išgyvenimui, šalčiausia metų diena, kol kas, viskas yra iš AliExpreso. Jeigu būt tiksliai, tai ne viskas yra pas mane čia iš AliExpreso, tarkim palapinė ir pečiuką aš pirku Amazone, bet lygiai tas pats pečiukas ir palapinė yra tam pačiam AliExprese taip pat. Tai tiesiog, kad daugiau apie tai nekalbėti, tai tiesiog pasakosiu kainos, kokios yra AliExprese. Palapinė yra Nature Hike, labai patinka man Nature Hike įmonė, jinai gan žinoma, gamina outdoor įrangą visą. Aš turiu ne vieną dalyką iš jų, tai kol kas nusiskandimų kaip ir jokių neturiu. Palapinę pirku tiesiog, kad būtų kažkas pigaus, su pečiuku, kad būtų vieta pečiukui, skeleta speciali ir nežinau ką labai pasakyti. Jinai yra 4-kampė, ne 6-kampė kaip ar 8-kampė, kaip dažniausiai būna. Tai kaina buvo 200 €, kai tikrinau AliExprese dabar. Aš mokėjau mažiau, bet tai buvo prieš kažkiek laiko, tai dabar kaina 200 €. O pečiukas yra vienas pigiausių. Aš kai rinkausi ką pirkti, tiesiog nenorėjau kažko brangaus, galvojau, pabandymui pasimsiu, tai pasiėmiau vieną pigiausių variantų. Tai AliExprese kaina dabar 80 €, patikrinau 84 €. Tai 84 € ir jis yra tikriausiai ir Temu pirkti, man rašė kažkas, kad Temu matė tokį patį pečiuką. Tai tiesiog standartinis kinietiškas pečiukas, šiaip man patinka. Na ir gaunasi, kad visas namas su šildymu kainuoja 284 €. Apie staliuką gal ir kėdutę dar tada papasakosiu irgi. Tai tiek stalas, tiek kėdė tos pačios firmos. Stalas 32 €, kėdė 30. Yra du variantai kėdės, su mažu atlošu ir su dideliu atlošu, tai aš tiesiog ėmiau mažesnį, kad mažiau vietos užimtų. 300 temperatūra. Gerai, bet va, temperatūra 300, o viduj tik tai 11. Jo, čia dėl to tikriausiai, kad atidaryta ventiliacija šiek tiek. Nu, bet reikia atidaryti, negalima uždaryti visiškai. Kadangi tema yra kiniečių tema, nes AliExpress, tai aš ir sugalvojau kinietišką patiekalą gamintis kažkokį. Tai, bet pagrindinis patiekalas vėliau, pirmiausia reikia daryti desertą, nes desertui reikės šiek tiek laiko. Tai desertas. Paskutinę savaitę man pastovi Instagrame, TikTok'e vis mesdavo reelsus, kaip žmonės pasiėmė graikiško jogurto, deda sausainius ir gaunasi labai skanus desertas. Na ir va taip va juos sudedam į vidų. Ir dabar pagal planą 3 valandas šaldytuve. Lauke pas mane ne šaldytuvas, o šaldyklis, viduj čia 13. Tai ant žemės, manau, bus kokie +7, +5, tai vat paliksim ant žemės, tegu stovi, nes reikia, kad šitie sausainiai išbrinktų, suminkštėtų ir tada tiesiog su šaukštu žmonės valgo ir sako labai skanu. Tai pagrindiniam patiekalui pradžiai reikia susipjaustyti papriką. Šiaip reikia raudonos ir žalios paprikos, bet aš pasiėmiau ir geltoną, nes kad būtų Lietuvos vėliava. tai va.
Žinot, labai keista, labai tylu. Jokių garsų, paukščių nesigirdi, lėktuvų neskrenda. Labai čia kas triukšmauja, tai aš triukšmauju. Bet net vėjo nėra nieko, labai šiaip keista, nes visiška tyla. Gera vieta, patinka man. Turiu kiaulienas, susipjaušiu jau namie, tiesiog kad nepjausti, tai reikia sudėti krakmolo. Ką žinau, pilam viską iš akies. Aštrios paprikos ir saldžios paprikos. Jinai pas man visur raudona. Ar nebus taip, kad įdėjau 2 kartus aštrios šitos paprikos? Nežinau. Ir viską gerai išvaliojam. Česnaką susismulkinau. Dedam ananasus. Saldžiarūgštis padažas. Sojos. Ir riešutų. Riešutų tai nereikėjo pagal receptą dėti, bet aš manau, kad blogiau nebus. Improvizuojam. Ir grąžinam atgal vištieną. Oi, kokią vištieną? Kiaulieną. Svagūnų laiškai, sezamų sėklos. Reikia ryžių acto, bet aš neturėjau, tai obuolių acto pasiėmiau. Reikia pilti truputėlį sojų padažo ir cukraus. Agurkai kažkaip nelabai susipjaustė gražiai, bet yra kaip yra. Česnakus su aštria paprika į agurkus ir šitą padažiuką irgi pilu. Atrodo ne taip, kaip turėjo atrodyti nuotraukoje. Įdėsiu, parodysiu, kaip turi atrodyti. O va kaip atrodo. Ką tik sulaužiau lentelę. Nu tai čia jinai lūžta lengvai. Nu dabar jau nebeperlūš. Bus prakurom. Sausa gera mediena, nežinau. Ragaujam. Skanu. Labai skanu. Nežinau, 8,5 duodu. Paragaujam salotų. Acto per daug. O, ir aštru. 6. Nu, nesitikėjau, kad tai bus gerai. Tikrai labai skanu, labai gerai. Na, suvalgiau mažoką kaip visada. Tai desertas dar liko, galvoju arbatos pasidaryti. Tai parodysiu dar kai ką. Puodus. Vat yra toks puodas ir keptuvėlė. Viens į kitą įsistato, mažai vietos užėmė. Tai irgi iš AliExpresso 25 eurai kainavo. Kokie ten atšvaitai ir kam čia jie yra. Kaip akys kokios, žiūri. Ten. Koks dangus visiškai nėra debesų, žvaigždės vien. Nu, laukia žiūri šalta. -13.
Naktį iki -17 bus. Ką, pavalgysim savo desertą. 8 valandos vakaro, iš tikrųjų, aš nelabai ir noriu desertą, bet reikia suvalgyti. Ir pagalvojau, eisiu ant ežero, pabandysiu pafotografuoti su fotoaparatu žvaigždės. Penketui. Kremas, jeigu būtų saldesnis, tai tada būtų neblogai. Sausainiai tik ir gelbė. Nes nežinau, graikiškas jogurtas jisai nelabai skanus. Galima pasakyti taip, ar daryčiau antrą kartą, nedaryčiau. Tai reiškia nieko gero. Gal ir ne 5, gal 6 kokie balai. Ne taip jau blogai. Nu ką, grįžau iš lauko, laukia dubakas. Ir pastačiau kamerą nufotografuoti palapinę ir žiūriu šitą šiaurės pašvaistė matos. Plika akim nesimato, o per kamerą matosi. Visai neblogai, sakyčiau. Šitą fotografiją darau ir žiūriu, kas čia sakau per spalvas. Išeinu ant ežero, prašau. Tai turiu pasiėmiau kaip tik, dėl to aš galvojau, kad bus su sniegu problemų. Turiu pasiėmęs mažą tentą. Tuoj pasakysiu, kiek jis kainavo, irgi iš AliExpress. Tai tentas toks 18 eurų. 2,40 ant 2,40 ilgis. Ir pripučiamas kilimėlis Nature Hike, tos pačios firmos kaip ir palapinė, 67 eurai. R-Value 4,6. Kilimėlį naudoju beveik visur, aš kai tik jį nusipirkau, nesu nei karto miegojęs ne su šituo kilimėliu. Visada tik šituo kilimėliu jau nuo pavasario. Na ir miegmaišis. Pukinis 217 eurų, komfortas -7. Aš nežinau, ar -7. Aš šiaip miegu su termo rūbais. Prie -1, -2 neblogai, normaliai. Prie -7 aš manau jau būtų šaltoka, tai čia man tai komfortas tada jau nebekoks. Na ir paskutinis dalykas, ką turiu. Kojinės. Aš jau esu rodęs ne vieną kartą. Tos pačios firmos Nature Hike, pukinės, ančių pūkų kojinės. Visada naudoju einant miegot. Užima labai mažai vietos, šilta, šildo kojas. Ko nenaudot. Kaip manot, kas čia yra? Va toks dalykas, čia atsidaro, pas mane nulūžo, šis turėtų čia likti. Ir vat pasidaro toks. O čia žinokit, vienas iš labiausiai naudingų dalykų, ką turiu. Tai kiek kartų jums yra buvę, kad gulint palapiniai, miegat, atsikeliat ir norisi eiti susitvarkyti reikalų. Reikia keltis, eiti į lauką, jeigu šlapia, jeigu lyja, grįžti atgal, vėl lysti miegmaišį, visa tai tiesiog siaubinga patirtis. Tai čia būtent tam ir skirta. Nereikia niekur eiti, atsikėlėt, pasivertėt ant šono, ar atsisėdot, ar dar kažkaip susitvarkėt reikalus, uždarėt, padėjot, einat toliau miegoti. 4 eurai, AliExpress'e paprastas dalykas, kuris labai pagelbė. Tai lauke -15, viduj 13 beveik. Įdėjau briketą, tai daug labiau šildo, daug geriau šildo, tai tikrai jaučiasi. O dabar paskaitysim knygą. Žiūrėkit, kokią knygą turiu. Ar esat kas skaitęs? Aš vaikystėje bibliotekoje, pamenu, imdavau šias knygas. Ten ne vieni yra apie žvejybą, apie aitvarus, apie visokius hobius. Ir šitą esu irgi vaikystėje skaitęs, tai buvau pas mamą, radau knygą, sakau, reikia pasižiūrėti, ką rašo, prisiminti žvejybos pagrindai. Ar esat kas skaitę, parašykit. Šerkšnas visur. Tai apibendrinant, tada gaunasi pilna suma, ką aš atsivežiau, štai tokia. O ar reikia viso to, ar galima be kažko apsėti, tai čia kiekvienas sprendžia patys. Gerai, paskaitam dar knygutę ir eisim miegot. Truputį dūmų padavė.
Gaunasi iš viršaus pradėjo kažkokios dirvos apačion varvėt. Ir visą kaminą šitą nuvarvėjo, pradėjo čia degt, pradėjo dūmit 6 ryto. O temperatūra 0. Tai va taip va ir miegam. Atsikėliau, judėjau malkų, pajaučiau, kad kvapas kažkoks dūmų. Labai pasižiūrėjau, žiūriu, dūmų pilna. Tai jo, visas suodinas. Labas rytas, 7:30. Tai nebemiegojau, pagulėjau, žiūrėjau, čia ir dūmai neįs. Malkų va dar kiek liko. Tai porą kartų, kai parabudau, pečiukas jau nedegė, buvo -4 vidui čia papačioj. Viršui visur kondensatas, šlapė, o pačioj sniegas. Žiūriu, va, tik karščią užmečiau ir vėl rūksta. Tai tokiom sąlygom ir miegam. Tai kai taip šalta lauke, o kiek čia lauke dabar? -15. Na, naktį rodė -17 buvo. Tai kai taip šalta lauke, tai ant žemės miegot vėsu. Pusryčiam pomidorų ir paprikos sriuba vegetariška su makaronais. Mėsos nėra. Nu, gerai. Nėra, tai nėra. Va visą palapinę šitos dirvos ištriliojo. Dabar jinai minkšta, tai nereikia čia man nieko daryti, jeigu kai atvės, tada gal kažkaip nusilups, nežinau, pabandysiu. Ragausi mūsų sriubą. Tiesiog makaronai su kečiu. Mūsų deserčiukas vakarykštis. Ragaujam šiandien. O, šiandien, aš manau, bus geriau. Jis pasidarė toks kaip tortas, kaip biskvitas. Saldumo man vis trūksta vis dar. Bet šiaip neblogai. Na, vakar kiek daviau, už 5-6, ne? Na, tegu būna 6 tie patys. O čia viršūnė. Užsikimšti neužsikimšo, kaip man buvo pirmą kartą. Bet va tų dervų, aš manau, kad jos kilo į viršų ir nėra kaip išeiti ir tiesiog pradėjo eiti į apačią. Malkas nuvešim iki stovyklavietės pagrindinės, gal kažkam prireiks. Aišku, kad prireiks. Iš manęs atvažiuos, nereikės pjaut. Pilnas tazikas. Po stalu gal padėt. Kažkada, kai stovyklavau, paėmiau malkas supjautas iš stovyklavietės ir nepalikau atgal. Tai gavau komentarų kelis, kad tokia ir taisyklė, kiek paėmė, tiek grąžini. Aš su šita taisyklė visiškai nesutinku. Dabar žiūrėkit, paaiškinsiu kodėl. Dabar įsivaizduokit, jeigu kiekvienas palikinės ir dar galbūt netgi paliks truputį daugiau. Diena iš dienos žmogus iš žmogaus paliks daugiau ir daugiau, kas bus po 5 metų. Sandėlys malkų, suprantat? Čia yra gerai, jeigu tu palieki, bet jeigu kiekvienas palikinės ir vis dar dasidės kažkiek po 2-3 malkas ant viršaus, tai po 5 metų reikia statyti sandėlį malkom šitom turėti. Tai čia nėra tokios taisyklės. Čia yra taisyklė sugalvota stovyklautojų. Aš pats stovyklauju, bet aš manau, kad nesąmonė šitas taisyklė čia neveikia, nes, logikos nėra.
Nežinau, ar matos, čia visur pėdas mano vakar naktį išvaikščioto palei visą ežerą. Tai, kaip sakiau, dėl tų malkų, va žiūrėkit, po stalu prikroviau, tai dabar įsivaizduokit, kažkas atvažiuos, pasinaudos, vėl pripjaus paliks, galbūt kažkiek daugiau palips, dar kažkas atvažiuos ir taip kiekvienas žmogus, jeigu laikysis ta taisyklė, tai kas bus po metų, kas bus po 2, po 3, čia reikės statyti sandėlį malkom. Tai mano tokia nuomonė. Parašykit, jeigu nesutinkat, bet argumentuotai paaiškinkit kodėl, nes mano argumentacija tokia, kad stovyklavietė yra stovyklavietė, nesandėlys malkom. Jeigu visi pradės palikinėti, tiesiog nebebus stovyklavietės. Tai ačiū draugai, kad žiūrėjot, pakomentuokit būtinai, kas neužsiprenumeravę, užsiprenumeruokit kanalą, palaikinkit video, iki kitų kartų. Ate.